Labas žmogau, aš noriu šiandien pasidalinti su tavimi galimybę. Galimybę, kurią man parodė vienas tikrai sėkmingas verslininkas iš Vokietijos. Tai galimybė, kuri jau pakeitė milijonų žmonių gyvenimus ir ateityje pakeis milijardų žmonių likimus. Bet turiu prisipažinti, kad aš per vėlai įvertinau šitą progą. Ne 2 kartus nepatikėjau, kad taip gali būti, kad kompanija reali, kad kompanija vykdo savo pažadus ir įsipareigojimus. Kad tai sparčiausiai auganti online kompanija, kurios perspektyvos labai daug žadančios. Nes prie tos kompanijos vairo stovi pasaulinio lygio verslininkai ir vienas iš jų jau net 3 kompanijas išvedė į tarptautinę akcijų biržą. Šita kompanija jam bus 4. Jau įdomu? Tai apie kokias galimybės aš čia bandau pasakyti? Apie galimybę turėti pakankamai lėšų savo gyvenimo poreikiams tenkinti. Juk kodėl einam į darbą? Tam, kad turėtume finansinį pagrindą. O koks jis bus, jau priklauso nuo mūsų gebėjimų. Taip mums sakė. O šiandien realybė yra tokia. Nei vienas iš mūsų jau nebegalime prognozuoti ir planuoti, kaip atrodys mūsų verslas ar darbo vieta po metų, 2, 5 ar 10. Juk taip? Nuo kovo vidurio pasaulis ėmė ir sustojo. O kaip bebūtų keista, mūsų kompanija per tą laiką užaugo nuo 1,5 iki 6 milijonų partnerių. Sakyk, nejaugi 6 milijonai nežino, ką daro? Tikriausiai ne. 6 milijonai susimąstė dėl savo ateities ir pamatė perspektyvą. Ir šitą plėtros banga nuvilnijo per visą pasaulį, nežiūrint to, kad valstybės uždarė savo sienas. Bet juk online verslų sienų nereikia. Ir jei šiandien susimastėjai, o kas bus rytoj, tai aš tau turiu atsakymą. Ateik į kompaniją Impact Crowd Technology ir jos platformą Crowd1. Šiandien mūsų yra daugiau nei 6 milijonai. Iki šių metų pabaigos bus tikrai 20-25 milijonai. Atrodo gigantiškai. Taip, jeigu lyginsim su Lietuva. Bet pasaulio mastu tai nėra daug. Ogi planuojame net iki 2 milijardų partnerių. Nes žiūrint to, šiandien vis tiek tai yra pati didžiausia ir sparčiausiai auganti bendruomenė. O ką jinai siūlo? Konkrečiai tai tarptautinį parengtą jau verslą. Jei bijai ar nepatinka žodis verslas, tai vadink tai savo darbo vieta, kur tik tu pats sprendi, kiek ir per kiek laiko nori užsidirbti. O kompanija tau duos visus įrankius ir šiandien dar duoda pasyvias pajamas. Dabar tai vadinasi savininko teisės. O kai išeisi tarptautinę akcijų biržą, savininko teisės virs akcijomis, kurių kaina gali būti ir 100, ir 500, ir 1000 eurų, o gal dar net daugiau. Nes čia paklausa yra beribė. Ir tai vyks jau 2023 metais. Bet pamatą tam reikia dėti dabar. Ryt jau bus per vėlu. Nes tik iki šių metų pabaigos kompanija dovanoja, pabrėžiu žodį dovanoja, savininkų teises įsigijus 1 iš 4 mokymosi paketų. Po to pradės veikti vidinė birža, kur partneriai galės vieni kitiems parduoti savininko teises. Dabar viena savininko teisė kainuoja 2 eurus. Taigi žmogau, pradėk mąstyti, pradėk skaičiuoti, bet ne per ilgai. Kompanija auga ir užaugs su tavim arba be tavęs. Bet aš noriu duoti tau šansą tapti didžiausias pasaulinės bendruomenės nariu. Bendruomenės, kuri dalinasi ir ateityje dalinsis didžiausių pelnų nuo pasaulinės globalios prekių apyvartos, kurią generuoja mūsų platformoje įvairūs verslai ir industrijos. Tiesa, tikriausiai nepaminėjau kainos. Kai tokios puikios galimybės, kaina jau 2 vietoje, ne? Juokauju. Kaina tik simbolinė ir prasideda nuo 99 eurų. Ir jau tu esi su pačia ryškiausia ir didžiausia šiandienos online kompanija Crowd1. Kaip jau minėjau, galimybės neribotos. Ribotas gali būti tik tavo noras, tavo pastangos ar pragmatiškumas. Bet svarbiausia yra, nebijok, jau patikrinta, kompanija yra patikima.
Ir jeigu galėčiau pravesti analogiją su ąžuolu, tai imk savo gilę ir sodink ją į jau paruoštą dirvą ir pamatysi, kaip išaugs iš jos galingas ąžuolas, kuris tau teiks ir maistą, ir šešėlį, ir jėgą. Tai ar tu su mumis